Taigi, sveiki atvykę prie anekdotai vaikams antros dalies. Kadangi jau mačiau, kad labai pirma dalis patiko pagal peržiūros, nes surinko virš 630 peržiūrų. Oho, kiek daug. Tai ačiū taip ir toliau. Tai keliaujam prie antros dalies. Tai pirmas anekdotas. Užsilipęs ant kopėčių, senelis raiško nuo obels obuolius. Anūkė pačioje žaidžia. Tu anūkėlę pasitrauk, sako senelis, kad krisdamas tavęs neužgaučiau. Mergaitė nueina į šalį ir sako, seneli, gali kristi, aš pasitraukiau. Jo, taip pagalvoju, kad jisai sakė, kad krisdamas neužgaučiau, tai galvoju, kad kris, bet jeigu ką. Gerai, kitas. Argi tai muzika, piktinasi močiutė. Kai aš buvau tokia kaip tu, mes klausėmės Mozarto, Vivaldžio. Tai ne muzika, paaiškino anūkė, tai mama mikserį jungė. Oi, ta močiutės tos visos. Sargas sučiupo sode obuolius vagiantį berniuką. Na dabar aš tau parodysiu, kaip obuolius vogti. O būčiau labai dėkingas, nes jau trečias sykį kliuvau. Jisai suprato, aš tau parodysiu, kaip obuolius vogti, tipo. Bet jisai pasakė piktai, kad aš parodysiu, kaip tau obuolius vogti, kad daugiau man nebevoktum, ten kažką jam padarys. O jis suprato, kad jis dabar parodys, kaip reikia obuolius iš tikrųjų vogti. Oi, tie berniukai. Per istorijos pamoką mokytojas vaikams pasakojo apie vieną šaunų romaną, kuris kiekvieną rytą prieš pusryčius 3 kart perplaukdavo Tibro upę. Nusikvatoja galinėme suole sėdintis mokinys. O kas juokingo, klausia mokytojas. O tas, kad šitai būti negali. Manau, kad jis perplaukdavo arba 2, arba 4 kartus, antraip nesugrįžtų į krantą savo drabužių pasiimti. Realiai, nes jeigu perplauktų 3 kartus, tai jisai nuo drabužių krantą plaukė į kitą krantą. Ten atplaukė link drabužių. Ir tada vėl tai nesigautų. Jis realiai drabužių nepė. Gerai, kitas. Mokyklos koridoriuje graudžiai verkė vaikas. Klasės vadovė klausė, kas atsitiko, ko verki? Matematikos mokytojas parkrito ant laiptų ir nusirito žemyn. Neverkim, nieko neatsitiko, jis sveikas ir gyvas. Aha, neverk, visi vaikai matė, kaip jis kočiosi, o aš tuo metu valgykloj buvau. Jo, jinai irgi norėjo matyti, kaip jis kočiojasi nuo laiptų. Atėjo kiškis į parduotuvę. Duokit man apelsinų. Neturim. Kitą dieną vėl. Duokit apelsinų. Tas pats ir trečia. Klausyk, zuiki, jeigu dar kartą ateisi, prie lentos tave prikalsim. Tačiau jis ateina ir 4 dieną. Ar turit lentų? Ne. O plaktuką? Irgi ne. O vinių? Neturi. Tai duokit man apelsinų. Geras. Paklausė, nieko neturi, tai vėl duokit. Oi. Jonukai, negerk vandens iš balos. Joje pilna bjauriausių bakterijų. Nesibaiminkite, jos seniai nebegyvos. Šitą balą net 500 kartų dviračių pervažiavau. Jis dviračių pervažiavo ir galvoja, kad bakterijų nebėra, nors tenais nurato dar daugiau bakterijų, bet tokiai. Jonukas su tėčiu žiūri filmą apie indėnus. Tėti, kodėl jie dažosi veidus? Kariauti ruošiasi. Kitą rytą Jonukas išvysta prie veidrodžio besidažančią mamą ir strimgalviais dūmė pas tėtį. Tėtis, liepkimės, mama ruošiasi kariauti. Sakė, kad jeigu jie dažosi, tai reiškia kariauti, o mama dažosi, nes reikia ir galvoju, kad kariauti ruošiasi. Dabar viskas savo vietose, pasakė Onytė, sudėjusi išplautų šaukštus į spintelę, pliušinį meškiuką ant lentynos, o tėvelio diržą prie broliuko pažymių knygelės, kad iš karto galėtų duoti, jeigu pažymiai blogi bus. Gerai, kitas. Apžiūrėjęs ligonį, gydytojas sako, nenoriu jūsų per daug gąsdinti, bet jūs turite 41 laipsnių karščio. Oi, daktarė, nesijaudinkit, šiuo termometru aš ką tai maišiau arbatą, nes nebuvo su kuo kitu. Futbolininkas skundžiasi draugui. Gydytojas man uždraudė žaisti futbolą. Dėl sveikatos? Ne, jis iki pamatė, kaip žaidžiu. Jis pamatė, kaip žaidžia ir matyt, ant tiek pavojingai žaidžia, kad nebeleido jam tiesiog žaisti. Gerai, kitas. O, šitas man labai patinka. Ateina nežiniukas į mokyklą. Mokytoja klausia. Nežiniuk, kaip tu ruošiesi pamokoms? Nežinau. Kaip tu mama blynus kepa? Nežinau. O ką tu darytumai, jei tavo sesutės kestų? Nežinau. O ką tu darytumai, jei tavo mama išvažiuotų? Nežinau.
Pareina nežiniukas namo ir klausia mamos. Mam, kaip aš ruošiuosi pamokoms? Gražiai, tvarkingai, švariai, atsako mama. O kaip tu kepi blynus? 1, 2 ir iškepa. Ką aš daryčiau, jei mano sesutės kestų? Bėgtum gelbėti. Ką aš daryčiau, jei tu išvažiuot? Pamojuotum man rankelę. Ateina nežiniukas į mokyklą ir netyčia viską supainioja. Na, nežinau, kaip tu ruošiesi pamokoms? 1, 2 ir iškepta. O kaip ta mama kepa blynus? Gražiai, tvarkingai, švariai. Ką tu darytum, jeigu tavo sesutės kestų? Pamojuočiau ją į rankelę, o jei mama išvažiuotų, bėčiau gelbėti. Eiktų savisi viskas sumaišė. Jeigu sesutės kestų, pamojuočiau rankelę, jeigu mama jau bėgčiau gelbėti. Pamokos 1, 2 ir iškepta, kažkodėl iškepta, o blynai gražiai, tvarkingai, švariai. Tai gerai. 2 dvasios lampinėja po kapines ir pamato už vartų motociklą. Pasivažinėjom? Kodėlgi ne? Sėsk nuo motociklo, aš tuoj atbėgsiu. Tai tarusi dvasia dingsta kapų tyloje. Bet netrukus grįžta nešina 2 paminklais. Kam tau tie? Be dokumentų gal nevažinėsim? Nu tai jo, dokumentus reikia, bet ten ne dokumentai, ten paminklai. O jinai galvoja, kad ten dokumentai, nes ant paminklų yra ir vardas, ir pavardė, ir kada gimė. Tai kaip ir dokumentai, jo. Jonukas grįžta į namus skylėtais marškiniais. Kas nutiko? Klausia mama. Žaidėme pusryčius. Nu tai bet kodėl tavo marškiniai suskylėti? Turėjau vaidinti olandišką sūrį. Olandiškas sūrisgi sūris su skylėm tom yra. Tai jis turėjo persikirpyti marškinius eiktuose. Įsėda pilietis į taksi. Kur vežti, klausia vairuotojas. Namo, o tiksliau, pageidaučiau tiesiai į virtuvę. Tiksliau tai adresas, o ne tiesiai į kambarį eiktuose. Viešbučio padavėjas beldžiasi į kambario duris. Jums kavą į lovą? Oi, ne, į puoduką. Jis suprato, ar tipo kavą į lovą įpilti arba kažkaip kitaip. O šiaip, ar jums kavą atnešti į lovą? O šitas geras. Gyveno kartą karalius ir turėjo papūgą, kuri visai nemokėjo kalbėti. Vieną dieną karalius supyko, kad papūga nekalba ir tarė, skrisk į pasaulį ir kol neišmoksi kalbėti, negrįžk. Papūga ir išskrido. Skrenda, žiūri, šlavėje šluoja gatvę ir burba. Siaubas, kiek čia daug šiukšlių prisirinko, papūga išgirdo ir įsiminė. Skrenda toliau, žiūri, vaikas bučiuoja katę, o senelis jam sako, nebučiuok, nešvari. Irgi. Papūga įsiminė ir nuskrido toliau. Žiūri, kad rytą atsidarosi balkono duris, kalbasi su draugė, mama jai sako, uždaryk duris ir taip šalta. Papūga įsiminė ir grįžo atgal į rūmus. Įlėkė pro duris į rūmus ir sako, siaubas, kiek čia daug šiukšlių prisirinko. Paskui atėjo karalienė, karalius bučiuoja, o papūga sako, nebučiuok, nešvari. Karalius supyko ant papūgos ir uždarė ją į šaldytuvą. Po kurio laiko atidar šaldytuvą, papūga sako, uždaryk ir taip šalta. Geras, labai geras šitas. Net neturiu ką aiškinti ant šito. Eglė klausė, mam, ar ramusis vandenynas visada ramus? Ar negali užduoti įdomesnį klausimą? Galiu. Pasakyk, nuo ko mirė negyvoji jūra. Įdomu jo ir mano ko būtų. Tėtis, sveikinu tave, sako Petriukas. Su kuo? Tau nereikės pirkti naujų vadovėlių. Kodėl? Nes mane paliko 3 metams. Jį paliko 3 metams ir jo logiška, nereikės pirkti vadovėlių. Kodėl taip skubi suvalgyti šokoladą? Bet nepamiršai, kad turi jaunesnę sesytę, todėl ir skubu. Skubas valgys, kad tik jai nebeliktų ir neduot ir nesidalint galėtų. Į vardų registracijos biurą ateina jaunuolis ir sako, mano labai negraži pavardė, noriu pasikeisti, pristatyk, Jonas Šikutis. Aha, tikrai ne kaip skamba. O ką išsirinkote? Norėčiau būti Petras Mižutis. Geras. Na ir paskutinis anekdotas. 2 vyrai laiptais į 9 aukštą neša sunkią spintą. Vienas jų sako kitam, eik pažiūrėk, kiek dar aukštų liko. Tas pažiūrėjęs sako, turiu gerą ir blogą žinią. Pirmiau sakyk gerą, mums beliko 2 aukštai. O kokia bloga? Supainėjom laiptinės. O dieve, dabar čia jau labai bloga. Na štai, anekdotus baigiau, 2 seriją. Parašykite į komentarus, jeigu norite 3. Taip pat nepamirškit pasubscribinti mano kanalą ir palaikinti. Jeigu ir tai nenorit, bent jau peržiūrėti video. Tai iki kito karto. Ate.